Labas vakaras. Na, aišku, labai patenkinti esam, kad pradėjom seriją su pergalė. Kova, kaip matėt, buvo labai arši ir tokios tikrai tikimės. Ir žaidžiam prieš komandą, kuri tikrai demonstruoja, kaip jau sakiau, prieš varžybas labai aukšto lygio krepšinį. Manau, tam buvom pasiruošę, kai kurie dalykai pavyko, kaip visą laiką, kai kurie ne. Nu ir visumoje svarbiausia šiandien buvo, kaip sakant, laimėti ir nebūti nubaustam už tą pranašumą, kurį įsigijom reguliaraus sezono metu, kuris galėjo virsti į kaip sakant, nepranašumą, kadangi 9 dienos vis tiek jos nėra lengvos, be varžybų, bet vyrai gerai treniravosi ir pasiruošė ir daugiau mažiau padarėm tą, ką norėjom. Aišku, kai kurie dalykai bus taisomi, bet tai čia mūsų profesija yra nesibaigianti daina, kaip sakoma. Jie visą laiką turi būti taisomi, bandoma ir taip ir bus. Taip, kad esame labai patenkinti ir einam toliau. Šįvakar Paulius Zungunas 29 taškai, 11 atkovotų kamuolių. Kas lemia tokį dominavimą jo prieš Neptūną? Nežinau, Paulius yra tikrai aukšto lygio žaidėjas, čia kalbos nėra. Manau, kad Neptūnas irgi žaidžia su sudėtim, kuri yra daugiau mažiau pastatyta prieš aukšto fiziškai stipraus 4 numerio puolimą, taip kaip matėme serijoje su Rytu ir matome dabar. Paulius šiandien sužaidė geras varžybas, tikėsimės jis taip ir toliau žais ir tikėsimės dar didesnio kitų žaidėjų indėlio. Nieko negaliu paaiškinti, tik tai jo dideliu meistriškumu ir atsidavimu šitai komandai. Jevtokas Virgo pradėjo startą, penkite, kodėl buvo priimtas sprendimas įleisti Neptūną? Už tai, kad jeigu būtų atšalęs, būtų buvę problemų. Treneris Smurtas antro kėlinio pabaigoje, kiek jį lėmė įtakojo tai, kad tuo metu sustojo tik aikštė? Aikštė momentais mum padėjo, momentais mus baudė. Vėlgi stengsimės, bandysime, kad čia kas žemės drebėjimas, ko nevyksta. Bėgti namo reikia. Aikštė momentais veikia, momentais ne. Toliau ją bandysim, toliau ją darysim. Kartais gavosi, kartais ne. Žymiai svarbesnį faktorių, kaip aikštė, aš pavadinčiau kovą dėl atšokusių kamuolių. Jeigu mes ginamės aikštę ir atsikovojam kamuolius, tai tada mes turime pranašumą tai, bet iš aikštės yra biški sunkiau ir mus Neptūnas šiandien momentais baudė atkovotais kamuoliais puolime. Neptūnas per pastaruosius metus žaisdamas ir Eurocup'e ir Eurolygoje aplošė eilę grandų. Mes tą žinom. Važiuojam su idėja, kad bus žymiai sunkiau. Kiekviena komanda žaidžia geriau namuose ir tikimės labai sunkių varžybų. Sakykime, šiais metais 4 reguliaraus sezono varžybas tikrai 3 kėlinius Neptūnas žymiai geriau žaidė ir kažkaip tai ant galo pavyko išlošti, bet laukiam panašių varžybų, kur tikrai bus taškas į tašką ir tikrai bus emocinės, stiprios, fizinės varžybos. Tam ir ruošimės.